Sveiki visi, šiandien norėčiau aptarti euro ir dolerio poros analizę, kurią daliname su savo grupės nariais. Ir noriu parodyti žmonėm, kad Forexas tai nėra kažkoks skemas, tai nėra kažkoks gemblinimas, tai nėra kazino ir kad su tam tikrom žiniom tikrai galima nuspėti plius minus, kur judės marketas, nes marketas tikrai duoda labai daug užuominų. Ir kai tas užuominas mes sugebam perskaityti, mums belieka prie jų tik prisitaikyti ir pasimti vaisius. Tai pradėsiu tiesiog nuo dolerio čarto, kuriuo dalinaus šiandien rytinėje savo analizėje dar prieš sesijas. Tai parašiau, kad vaizdas darosi aiškesnis, padarėm break of market structure ir tai jau ganėtinai stiprus indikatorius krentančiai kainai. Šiandien galime išvysti nedidelį pullback, bet kryptis ir toliau į apačią, ar ne? Toliau dieninis grafikas, tai didelio pullback, manau, būti neturėtų ir toliau, ko gero, sieksime aukštesnių kainų pasigavę savaitės momentumą. Ir tada pereinant į 15 minučių grafiką, parašiau, kad neatmetu galimybės, kad iki naujienų koreguosime, skurdami likvidumą, grįžime iki equilibrium zonos, tai būtent viso šito range, ar ne. Tenai buvo 1 valandos bullish order blokas. Ir nuo čia į viršų. Čia aišku jau biški ekstrasensiška analizė, bet visko gali būti. Iš ties analizė ekstrasensiška, nes taip nuspėti kainų judėjimą yra ganėtinai sunku. Bet pažiūrėjus į tai, kaip sujudėjo šiandien grafikas, tai galit pamatyti, kad identiškai taip, kaip aš ir pabraižiau. Iki naujienų mes kūrėme likvidumą, per naujienas pasiekėm equilibrium discount zoną, ar ne? Ir tada per naujienas kaina tiesiog nuėjo į viršų. Tai šitoj vietoj buvo akumuliacija, paskui manipulacija ir galiausiai distribucija. Tai šiandien mums pavyko suprekiauti tiek į apačią, tiek į viršų. Kai turėjom šitą būtent break of market structure, ar ne, 15 minučių grafikas paliko fair value gapą, nuo kurio būtent mes ir užėjome į short poziciją. Iš tikrųjų, tampė ganėtinai nervus, turėjome apie 8 pipsų, man atrodo, stop lossą, jo, buvo toks stop lossas ir treidinome būtent iki equilibrium zonos. Tai kaip ir sakiau, treidas truko ganėtinai ilgai, pradžiai buvo euro naujienos, kurios buvo po 3.15, tai čia prasidėjo visas veiksmas, pastūmė kainą į mūsų targetus ir paskui mes dar sugebėjome suprekiauti į viršų. Ir dabar įjungsiu Discordą ir parodysiu, kad viskuo aš dalinaus. Euro USD, ar ne? Tai va, įmečiau ir prašiau, jei dar yra norinčių bausti marketą. Atrodo, pačiu laiku iššokau, aš jau turiu take profit. Nice, gera diena. Tai kaip ir minėjau, pavyko suprekiauti tiek į apačią, tiek į viršų. Tai čia buvo ganėtinai stipri likvidacija, nes daug kas pradėjo užsipirkinėti anksčiau laiko, ar ne? Ir vienos naujienos kaina šiek tiek pastūmė žemiau. Ir sekančios naujienos tiesiog apvertė marketą ir mes jau targetinom buy side liquidity, ar ne? Tai iš ties puikia diena ir tokiom analizėm mes dalinamės praktiškai kiekvieną rytą prieš sesijas. Tai būna ir dolerio grafikas, tiek aš, tiek mano kolega esam pasiskirstę dienom ir kiekvieną rytą jūs matote marketo analizės, ar ne, pradedant nuo didesnių time frame'ų, tai daily, paskui valandos ir 15 minučių. Ir paskui, kai prasideda sesijos, būna potential entries ir dar dasidėjo prekyba gyvai. Tai šiandien šitą treidą mes su grupe pagavome gyvai. Tai praktiškai visi atsidarėm tokią pačią poziciją ir visi gavome take profit. Tai va, jeigu ir jūs norit prisijungti prie tokio community, tai galite man parašyti, plus gausite visą kursą. Tai nėra kažkokie signalai, kur mes jums parduodam, va, čia pirkit 1,08975 stop lossas, ten 1,762. Ne, mes žmonės mokiname skaityti marketą. Tai yra net 14 paskaitų apie ICT strategiją. Jos visos yra lietuviškos, jos visos yra kurtos mano ir mano kolegos Tomo. Ir persiskaitę šitas paskaitas tikrai jau turėsite tvirtus pagrindus, kurie gali padėti jums pradėti prekiauti. Turėsit prieigą prie VIP chato, ar ne, kur yra ganėtinai daug žmonių. Ir kaip ir sakiau,
euro ir, aišku, mes čia ir pasijuokėm kartais, iš ties smagus community, jeigu norit kartu visi tobulėt, jeigu norite augti, jeigu norite treidinti, tai parašykit man ir pamatysit. Mes esame, manau, vieninteliai Lietuvoje, kurie prekiauja gyvai, bent jau kiek aš žinau. Jeigu žinot ar pažįstat kažką, tai parašykit, aplamai galim susikonektinti, jeigu yra bendraminčių, galim kartu prekiaut, galim kartu spekuliuot, kuo mūsų daugiau, kuo daugiau žmonių prekiauja palei tą pačią ICT Inner Circle Trader strategiją, tuo smagiau. Tai va, jeigu yra norinčių, susisiekit, galim bendradarbiaut, galit prisijungti į mūsų VIP community ir tiek žinių. Tai visiems gero vakaro.